aną dieną užsukau į sporto prekių parduotuvę, S-sportas, ateities gatvė Vilniuje, gal kažką žinot. Užrašyti dviratį aptarnavimui. Užrašiau dviratį, prieina pardavėjas Petras. Petras, žinot kas nors iš sporto? Sako, Dariau, tugi dar bėgioji? Jo. Norėtum batelių, kurie kai bėgi kelia į viršų. Man nereikia batelių, bet sudomino. Sako, turiu tavo dydį, nori pasimatuoti? Nu, ne aš čia, sakau. Užsidėjau, žinokit, iš tikrųjų, taip kažkaip įdomiai, noris bėgti su jais. Nusėmiau, dedu į dėžę atgal, jau eisiu, Petras. Klausyk, sako, kokia abejonė tau trukdo nuspręsti juos pirkti? Tokį klausimą uždavė ir pamačiau mintyse, kad man šiaip jie tai patinka ir daug šansų, kad aš dabar išvažiuosiu, o paskui vėl grįšiu nusipirkti. Sakau, supakuok batelius, sakau. Bet, reiškia, ko nežinojo nei Petras, iki šiol niekas nežinojo, kad tą rytą aš gavau žinutę SMS-ą, kad siunta atėjo į paštomatą, o aš batelius prieš 3 dienas nusipirkau bėgimo. Aš prisiminiau, būdamas ten, galvoju, tai gražinsiu tuos, kur paštomatė. Grįždamas pasėmiau tuos iš paštomato, prasivežiau, vis tiek išpakavau, užsidedu vienus, užsidedu kitus, jie tokie skirtingi. Bet tai faina, vieni mane kažkaip viršų kelia, kiti taip prie žemės, laiko. Galvoju, bus, pasiliksiu abu, bus pagal nuotaiką. Tai... Laikas spaudžia, aš turiu dar istorijų, bet laimė yra kiti metai. Tai noriu paraginti visus, kai jau bus pertrauka, kai bus pietų pertrauka, pakelti po bokalą už challengerius, už stiprius klausimus, nebūkim brošiūrom ir susitikim sos tinkluose. Strava, neįdėta Strava, pakvieskit mane, bėgioju su 2 bateliais.